Viskas prasideda nuo balto popieriaus lapo. Tuščias ir švarus, tačiau nekantriai laukiantis. Kas ir kokiamis spalvomis jame bus įrašyta priklauso nuo mūsų vaizduotės, o ji viena iš nedaugelio mums suteiktų dovanų. Dėka jos galime apskrieti žemės rutulį per 80 akimirkų. Maži vaikai be didesnio vargo tampa nematomais ir įsispyrę į greitaiges šlepetes žaidžia slėpines kakavo šalyje. Ji atveria mumise naujus, dar nepažintus kūrybinius horizontus. Viena iš priežasčių, kodėl vaizduotė turi tokią galią, yra tai, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp vaizdinių ir emocijų. Su vaikais visai smagu dirbti. Nors atrodo, kad aš juos turėčiau mokyti, bet dažniausiai būna atvirkščiai. Kad jiems ir tų įgūdžių stinga, ar gebėjimų tam tikrų nepakanka, bet kol kas visai neblogai susitvarkome. Visi galima raudoną fantą, o toj pusė žalią fantą, skirtingų spalvų. Geriausia tai netrukdyti jiems. Čia pagrindas. Tai pirma, netrukdyti. Kitas dalykas - nemokyti. Pačiam mokytis, bet nemokyti. Padėt raudoną, nes raudoną nereikia. Nuo čia reikia pradėti. Bus tokia nosis. Man kaip klounai kūryba galbūt neapsibrėžia vien tik tai to, kad kažkas kažką nupiešia arba nulipdo. Kūryba tai yra gyvenimo būdas, o praktiškai į kūrybą sutelpa viskas. Morkinis toksai. Jo. Pirkti galima bet kokiam spalvom. Aha, ir jeigu kas nors nepavyksta, ta pada užpili juodas ir užpili baltas į tas grafą. O jei su teptuku, ką nors blogai padarai, tai jau ant viršaus sunkiai užtepti. Reikia atlauk kalnučius. Šviesų čia taip įtarimus. Susprogęs klaunas. Galutinis rezultatas iš tiesų yra pribloškintis, sakykim taip. Aš toks esu. Visada ieškau naujų saviraiškos formų. Man įdomu ieškoti, įdomu atrasti, patirti sėkmę ir nesėkmę. Man įdomus ir procesas, ir rezultatas. Įdomu rasti ribą tarp to, kas draudžiama ir kas galima. Aš esu menininkas, kūrėjas. Man būtina matyti pasaulį, jį jausti, jame gyventi, patirti. Tik taip aš galiu kurti ir reikšti savo mintis.
Kiekvienas iš mūsų turime savo būdą kurti, nuo tų laikų, kai žmonės gyveno urvuose, iki dabartinių laikų. Nesvarbu, kuo mes esame priversti kurti, kad gyventume. Čia tau bus saugiau. Kūrybiškumo paslaptis yra mokėjimas nuslėpti savo įkvėpimo šaltinius. Kūrybinės industrijos – viena iš priemonių galinčių pastumėti menininkus bendrauti su verslininkais. Tokiu būdu kurti aukštą pridėtinę vertę. Iš tikrųjų, ypač vaikai sako, va einam į miestą ir visą laiką turi omeny tą miestą kažkokį tai konkretų rajoną, į kurį jie nueina. Ir niekad negirdėjau, kad eitų į gyvenamus, tos miegamuosius rajonus arba gamybinių patalpų. Visą laiką einama kažkur į senamiestį, einama į užupį. Tada reikėtų atsakyti klausimą, kodėl iš tikrųjų vieni rajonai traukia, kiti netraukia. Aišku, turėtų būti vietos, kur galima pabūti, pasėdėti, parkeliai, suoliukai, kavinės. Bet ar tik tai padarius suoliukus ir kavinės, kitas rajonas iš karto taptų traukos objektu? Padaryti miestą patrauklesnį, labai svarbu vystyti kūrybinės industrijas. Tai aš manau, kad būtent čia Lietuvai ir labai dabar yra aktualu susimastyti, ką galima padaryti su kūrybinių industrijų priemonėm, kad
miestas, va, tas mūsų miestas taptų įdomesnis, patrauklesnis, kad jis būtų toks gyvybingas ir kūrybiškas, kaip va, tie didieji pasaulio miestai. Taip, bet kūrybinės industrijos yra truputį daugiau negu tik renginiai mieste ir kažkokie tai netradicinių erdvių panaudojimai, bet tai turėtų būti ir visas miestas kūriantis, ir inovacijos, ir verslas susijęs su inovacijom, ir tarkim ten išvystyta kino pramonė, reklamos pramonė, kažkokie tai poilsio ir pramogų dalykai, kurie jau iš verslo pusės gyvintų miestą ir darytų jį patrauklų, kad jame vyktų ne tik tai tos gatvių lygio pramogos, bet kad būtų jau tai visa industrija. Dėl to ir vadinasi kūrybinės industrijos, kad visa industrija orientuotųsi į kūrybiškumą. Kol kas Lietuvoje pelningiau statyti gyvenamosius namus. Tačiau yra alternatyva, žinoma, netokia pelninga, bet labai įdomi savo prigimtimi. Šiandien dienai daug aktualiau pastatyti dar vieną prekybos centrą, kurių trūksta Lietuvoje, ir dar gyvenamų namų. O kino studijos Lietuvai tikriausiai nereikia, nes kitos kino studijos nematom statomos, matom tik tai griaunamą. Aišku, liūdna, kad ta kūrybinė industrijos sritis, kuri laikoma viena iš pelningiausių, ekonominių požiūrių atneša daugiausiai pajamų, daugiausiai sukuria darbo vietų ir jinai dabar yra griaunama ir kad, sakysime, visą laiką daugiau buvo laikoma, kad čia yra valstybės reikalas ir iš verslo pusės nėra tokio susidomėjimo ir labiau gilesnio bandymo suprasti, kaip veikia šitą pramonę ir kad jinai irgi gali būti duoti pajamas, kad jinai gali būti verslas, normalus verslas, net labai sėkmingas verslas, nes ten, kur jisai veikia, iš tikrųjų labai yra ekonomiškai rentabilus. Ir iš tikrųjų Lietuvoje yra galimybės labai didelės, nes yra labai daug jau žmonių, kurie yra susiję su ta vadinama screen-based ekraninė industrija, ar tai būtų didysis ekranas ar mažasis ekranas. Ir iš tikrųjų yra daugybė išlavintos publikos, nes daugybė yra visokių medijų, festivalių, renginių, kur ta publika yra edukuojama šitoj srity. Ir tikrai terpė yra labai gera tokiai pramonėje atsirasti, tik tai nėra palaikymo ir nėra investicijų. Ta prasme, trūksta investicijų ir infrastruktūros. Dar trūksta pačių kūrėjų, ir kino, ir reklamos, ir visų kitų kūrėjų susibendrinimo, susijėjimo į vieną klasterį, į vieną struktūrą, į slėnį. Tai tas, kas buvo bandoma čia padaryti, tai dabar virsta akmenų krūva, o kitos struktūros nesimato. Aišku, galima daug kalbėti apie tai, kad reikia čia sukurti tokį virtualų ir galima nebūtinai vienoj vietoj, bet kino pramoniai reikalinga infrastruktūra ir nuo jos nepabėgs. Ir jeigu nebus Lietuvoje infrastruktūros, tai nebus ir kino, ir kitų aplinkui gyvenančių industrijų. Savo vaizduotėje aš galiu piešti kaip dailininkas. Vaizduotė svarbiau už žinias. Žinios ribotos. Vaizduotė beribė lyg visata.